Labas vakaras. Tai pradėsime antrą pamoką. Aš megsiu kartu su jumis. Gal tik tai tada mes truputėlį palaukiam, kad daugiau jūsų susirinktų. Ir pradėsim kartu tada megzti. Jei kils klausimų, tai būtinai rašykite, klauskite. Mielai atsakysiu visus klausimus. Taip, tai manau, kad jau tuoj. Jūs 16 matau prisijungia. Šiuo kartu aš megsiu ne iš Mediteranėja, kaip sakiau, o pati irgi pasidariau mėginuką. Ir megsiu iš naujųjų Cotton Cashmere de Grade. Iš tos spalvos, iš kurios aš megsiu, žinokite, jau jos nebeliko. Bet šiaip iš esmės galite dar rasti šių siūlų. Štai aš megsiu pati iš šių. Mano kita spalva, bet kadangi su etiketė, tai paėmiau. Tai va, aš megsiu šių, man reikėjo pasidaryti irgi naujus skaičiavimus, dėl to, kad skiriasi tankis mano, nes šis siūlas yra plonesnis. Aš rinkausi 3 dydžio virbalus ir Saida, labas vakaras, Audronė, sveiki. Ir rinkausi 40 cm valu. Rūta, labas vakaras, nes kadangi tai mezgimas bus vaikui ir aš kadangi stengiuosi išvengti ten, kur reikia stumdyti valą, kalbant, tarkim, apie Magic Loop metodą, tai aš jį naudoju. Lyda, labas vakaras, bet iš tikrųjų tai stengiuosi labai retai, jau tik tai rankovėm, įprastai stengiuosi megzti kuo trumpesniu valu, kad man mezgimas būtų tiesiog eitų ratu. Dalia, Vida, labas vakaras. Tai turbūt gal tada ir pradėkim. Oi. Žinokit, nusipirku aš kitą stovą, bet vis tik jisai labiau tinkamas yra, kaip čia, selfiam arba filmavimui, kai aš filmuoju savo veidą, kai pastatytas yra tas stovas, nes gulsčiai aš tada nematyčiau jūsų komentarų, tai žodžiu, likau prie savo senojo stovo, kuris čia mano šiek tiek padarytas, kad patogu man būtų. Taip žiūriu, šiek tiek nefokusuoja, nes labai arti. Taip, tai aš gal paimu tą megztuką, kad jis mums netrukdytų ir nemargintų mums vaizdo. Ko šitaip siūla vyniojasi, aš išsitraukiau iš vidurio, kad man kamuoliukas nešokinėtų mezgant. Taip, Asta, labas vakaras, Birutė, kita Asta, sveiki. Žodžiu, tai tada pradedam gal megzti. Tai visų pirma, surenkam reikiamą akių skaičių, tai mano šiuo atveju yra 82 + 1. Jūs jau žiūrėkit pagal jūs, ką jūs pasiskaičiavote. Jeigu megzite iš Mediteranėja ir jūsų tankis toks pats, kaip buvo mano skaičiuotas, tai jums reikėtų tada rinkti 76. Albina, labas vakaras. Tai va, mano akių rinkimas tai yra visiškai paprastas. Manau, visos mes taip akis renkam. Tai va. Tiesiog paprastai. Jolanta, sveiki. Taip. Tai aš mezgu taip. Taip. Žinokit, man yra sudėtinga, aš žiūriu į kamerą, o ne į mezginį. Gal palaukit, aš gal šiek tiek aukščiau padarysiu kamerą. Gal nenukris. Nes matau, kad biški vaizdas išlieja. Tuoj. Čia mes kažką sugalvosim, va taip. Galbūt taip geriau. Tai va. O.
Rūta išsaugo kiti video. Jo, video bus išsaugotas, nebent tik tai kažkas tai gali nutikti su pačiu Facebooku, ten dėl kažkokių tai dalykų gali dingti, bet iš mano pusės jisai tikrai nebus kažkur tai, nebus ištrintas. Tai tikrai jį rasite bet kada. Aš tik tai, kaip ir sakiau, bandysiu patalpinti dar į elektroninę parduotuvę savo. Tai va, tai bus jums net ir paprasčiau rasti tą video, kad nereiktų ieškoti per visus, sumazgiau siūlus, kol aš žinai rašiausi, tuoj. Žinokit, jaudinuosi. Nėra čia taip paprasta atsisėsti kaip prie televizoriaus ir megzti, neįsijungus kokį gerą serialą, tuoj pusę sumazgiau. Taip. Tuoj. Tai va, tai aš renku taip, kad 2 akis ir po to, čia turbūt klasikinis, standartinis rinkimo būdas yra, ir po to tiesiog, va taip. Stenkitės pirmą eilę labai stipriai neužtraukti. Iš tikrųjų dar galima, pavyzdžiui, pirmą eilę rinkti didesniais virbalais, arba 0,5, arba 0,75, ar net vienu dydžiu didesniais, ir po to jau imti mažesnį virbalą ir jo pramegzti, tam, kad pirma eilė nebūtų labai užtraukta. Tai va, tai galit pirmą eilę megzti arba didesniais virbalais, arba, stengtis taip jau laisviau. Tai va, ir mano atveju, čia aš gal pasidėsiu. Čia nekreipkite dėmesio, manau, kad daugeliu nesiseka ištraukti siūlą iš vidurio, neišvyniojus vos ne pusę kamulio. Tai man, žodžiu, nepasisekė ištraukti gražiai, ten knibinėjau vidui, ir, žodžiu, aš prisidedu ploną virbaliuką. Laura, va, galima dar ploną virbaliuką prisidėti. Teisingai. Nes aš tai, aš kažkaip tai tuo kurio mezgu, tuo ir ant to ir pridedu ir užsidedu tas akis, bet pavyzdžiui, aš buvau mokyta, Agne, labai gražus manikiūras, soriniai tema. Tik, kad jau ataugęs tas mano manikiūras, ačiū labai. Jolanta, labas vakaras. Man, žinokit, dėl manikiūro čia kažkas tai ir sakė, sako, tu čia specialiai pagal siūlus manikiūrus darai. Sakau, kartais būna iš tikrųjų ir taip, jeigu, pavyzdžiui, kažkokie atkeliavo siūlai ir man ant dienų reikia darytis manikiūrą, tai jo, pagalvoju, kad turiu kažkokį kamaliuką, tai bus visai man tiks, o kartais tiesiog meistrė pasiūlo. Tai šiuo atveju čia buvo velykinis manikiūras, tai tokie velykiniai nagai pas mane gavosi. Tai va. O kalbant dėl akių pririnkimo, tai, pavyzdžiui, mane mokė rinkti akis sudedant 2 virbalus, va taip. Ir ant abiejų renki. Iš tikrųjų gaunasi tikrai labai stora. Aš dedu ant 2 ir taip gaunasi laisvesnis kraštas. Vasta, matot, jūs iš 2. Mane irgi taip mokė, bet man taip gaunasi labai tos pirmos akis labai didelės ir tokios ne visai gražios. Tai aš renkuosi tada rinkti būtent ant 1 virbalo ir kažkaip tai, aišku, pirma eilė tokia vis tiek jinai būna, kai ant 1 renki, jinai taip sunkeliau išsimesga, plus dar tai, kad pas mane čia dydis yra mažas, tai čia dar žiūrėsiu, kaip čia man pavyks į tą ratą sujungti, net galvojau imti gal net ir Crazy Trio virbalus, nes, tikrai siūlas yra ne iš storųjų ir akių skaičius kaip ir irgi nėra labai didelis. Tai va, čia žiūrėsiu, dar pirmą eilę dar gal net ir čia aš per negaliu megsiu. Tai va. Ir aš tiesiog paprasčiausiai taip renku reikiamą kiekį ir kaip ir minėjau praeitam video, plus 1 kodėl. Todėl, kad sujungiant į ratą mes neprarastumėm mums reikiamo akių skaičiaus. Kadangi aš, pavyzdžiui, dabar atnarą megsiu 1 gera, 1 bloga, tai man būtinas yra akių skaičius lyginis. Tai va, kadangi aš renku 82, tai jeigu aš nepridėsiu tos vienos akies, kuri dings sujungus į ratą, tai pas man gausis 81 ir tada jau nesigaus man megzti atnaros, kad gautųsi 1 gera, 1 bloga. Lygiai taip pat 2 geros, 2 blogos yra reikalingas lyginis skaičius. Tai gerai, aš tada dabar paskaičiuoju, kiek aš turiu akių. 1, 2, 3, 4,
8, 3, 9, 40 ir man reikia 2 ir 3, va, pririnkau per daug. Tai mes nuėmam. Tai va, man tvirbalų reikia, kad būtų 83 akis. Tai va, nereikalingas aš nuėmu akis. Na ir žiūrim. Svarbu, aišku, yra tai, kad visos akis būtų lygiai, niekur niekas nebūtų persisukę, nes po to teks išardyti. Tai va, dabar kitas momentas. Oi, žinokit, žinote ką, aš pamiršau žymeklį. Taip, tai tuoj aš tada minutę pabėgu. Aš pamiršau žymeklį. Taip, ir aš jau čia. Viskas vietoj. Turiu va tokią. Čia yra Ikėjui pirkau, komplektas čia, šaldytėm, nešaldytėm, tiesiog maisto produktam dėti, tai man labai pasitarnavo, turiu va 2, viena čia tokia visokia, žodžiu, labai pasitarnavo man. Tai pasiemam žymeklį. Ir parodysiu, kaip aš sujungiu akis į ratą. Taip, turime mezginio pradžią ir čia pabaigą. Taip, tai dabar šį video, iš tikrųjų, kaip aš renku akis ir kaip sujungiu ratą, yra ir mano YouTube kanale Patricknit galite rasti, tai ten tai tikrai yra, tai va galit pasižiūrėti. Tai va, tai aš nuo šios nukeliu ir nuo šios uždedu. Nu, čia skaitosi paskutinę nukeliu, nors jinai buvo rinkta pirma, bet paskutinę nukeliu ir pirmąją perkišu paprasčiausiai. Taip, va. Perkišu. Visus surenkam siūlus. Ir šitą paleidžiu. Va. Ir užtraukiu, kad nebūtų. Va. Ir grąžinu atgal. Taip. Tada uždedu markerį, žymeklį ir pradedu megzti. Viena gera. Žinokit, tikrai per kamerą sunku megzti. Tai bloga. Viena gera. Ir jo pirma eilė taip šiek tiek sudėtingiau mezgasi. Sunkiau. Taip. Ir viena bloga. Na va. Jūs, sakau, galite megzti vien gerom akim, galite megzti 2 geros, 2 blogos. Čia, sakau, žiūrėkit, kaip jum gražiau. Galite megzti kaip aš, 2 geros, 2 blogos. Tai va. Na ir dabar bent jau aš savo atveju megsiu 8 eilės. Va taip, 2 geros, atsiprašau, viena gera, viena bloga. Na, tai tuo pačiu, nežinau, galim galbūt ir apie kažką tai pakalbėti. Gal kažkas domino. Galiu, jeigu įdomu, papasakoti istoriją, kaip atsirado iš vis tokia Patri, nes, na, kažkada jau esu pasakojusi iš tikrųjų šią istoriją. Yra ir mano puslapyje ta istorija parašyta, tai, bet tos, kurios naujai esate, gal neskaitėte, tai jeigu įdomu, galėčiau papasakot. Iš tikrųjų, nieko ten ypatingo šioje istorijoje nėra. Patri tai ne šiaip sugalvotas mano vardas kažkoks tai man gražus, bet Patri tai yra katės vardas. Tai ne veltui ir pas man logotipas yra su katinu, nes čia yra katytė, su kuria aš susipažinau. Oi, dabar neatsimenu, 8 metais ar 8 metais gal. Žodžiu, prieglaudoje tiesiog neturėjau ką veikti vasarą tą ir nusprendžiau nuvykti į gyvūnų prieglaudą. Na, tiesiog pagelbėti. Taip, laukit, kažkaip čia varškina šitas žymeklis, trukdo gal. Tai va, na ir nuvykus į prieglaudą, aš tenai radau 2 sesutės, Patri ir jos sesutė, bet sesutės vardu iš tikrųjų tai neatsimenu.
kažkaip mane labai pakerėjo ta Patrija. Ir jinai buvo tokia šiek tiek laukinukė. Ir sako, na žinokit, mes ją paleisim, nes, na, nėra galimybės laikyti tokių šiek tiek laukinių katinų, nes, na, tuo metu ten prieš gerus 10-12 metų tikrai situacija buvo labai labai baisi su beglobiais gyvūnais. Na, ji dabar nėra itin gera, bet, na, tikrai ženkliai geresnė. Ir man jos taip pagailo, sakau, žinot ką, sakau, nes aš iš tikrųjų pabuvus ten kelias valandas nusprendžiau daugiau nebegrįžti, nes, na, iš tikrųjų nervų ten reikia geležinių, nes, na, nėra tos malonios tai vietos, tikrai yra sunku tai matyti. Ir galvoju, aš daugiau negrįšiu, nėra čia man ko čia graudenasi. Na ir kai pasakė, kad nori tą Patriją išleisti į lauką, aš kažkaip tai sunerimau, sakau, tai jeigu aš važinėsiu kiekvieną dieną, aš sakau, būsiu su ją ir ją jaukinsiu, gal, sakau, neišleisit. Nu, sako, nu, pažiūrėsim. Na ir, žodžiu, aš kitą dieną atvažiavau, o jos sesutė buvo mirusi. Nežinau nuo ko ir aš labai susipergyvenau ir aš labai dėl tos Patrijos įsigandau. Na ir, žodžiu, gavosi taip, kad jos niekas nepaleido, jinai gyveno prieglaudoje ir iš tikrųjų šiai dienai aš galvoju vis tik, kodėl aš jos nepasėmiau ir nepriglaudžiau tos katytės. Bet nežinau, negaliu tai dabar atsakyti. Ir galiausiai buvo taip, kad ją padovanojo, nes prieglauda kraustėsi į kitas patalpas ir ją padovanojo. Ir aš dar ryšį palaikiau su tuo žmogum, kuris ją paėmė, man dar nuotraukas siuntė, jinai ten tokiam name gyveno. Ir po to aš pasikeičiau slaptažodžius ir kažkaip tai nutrūko mūsų bendravimas. Ir kai aš bandžiau su juo po to susisiekti, po ten kelių metų, kaip ta Patrija gyvena, ir jis man taip ir nebeatrašė. Tai aš iš tikrųjų ir nežinau, kaip ta Patrija gyvena. Aš vis galvoju, kad jinai labai gerai gyvena. Tai va, ir kažkaip tik kilo mintis, kad, nes, na, tikrai ta Patrija sulaikė mane prieglaudoje, aš likau prieglaudoje. Iš tikrųjų, va taip, va, mes galiausiai ir susipažinom su dukrytės tėčiu. Tai va, nu, po to papasakosiu. Baigiau ir, žodžiu, paskutinė akis blogoji, perkeliu žymeklį ir tiesiog mezgu toliau. Va. Na ir mes viena gera, viena bloga. 8 eilės. Taip mes ko. Čia dar galima patraukti, kad nebūtų jokios skylės. Siūlo, mes po to paslėpsime. Tai va, tai taip taip gimė pas mane tas pavadinimas Patrija. Ši Patrija nėra naujas pavadinimas, aš jau gan senai jį naudoju. Aš kažkada ir nėriau terbas. Tai va, tai Patrijos pavadinimas yra ganėtinai jau mano senas sugalvotas ir iš tikrųjų, kas matė Facebook'e, tai žinokite, daugelis ir suprato, kad čia esu aš, kad slėpiuosi po tą Patriją. Pač iš mano artimųjų, sako, žinok, nenustebinai visiškai su tuo, kad pasivadinai Patriją. Tai va, garsinu Patrijos vardą vis dar. Nors iš tikrųjų, iš tos katytės likimo, tai aš taip ir nežinau. Tai va. O, pavyzdžiui, kalbant apie mezgimą, tai aš niekada gyvenime savęs nesiejau su mezgimu, aš nesu iš tų, kurios, nes tikrai yra nemažai pardavinėjančių siūlus, kurios mezga tikrai ne vienerius metus ir net turbūt ne vieną 10 metų, ne? Tai aš esu iš tų, kurie aš mezgu, žinokit, tik tai vos, na jau dabar gal kokius 2,5 metų. Nes megztą aš mokėjau, mane išmokė bobutė, aišku, prisidėjo ir mama. Aš dar mezgiau su tokiais, mes turbūt visos mezgiam su tokiais plonais kojinių virbalais, tokiais aštriais. Ir aš kažkaip ant jų atsimenu mokiausi. Nes kažkaip aš galvojau, kad mezga tik tai bobutės, nes man bobutė kojinės mezgė. Nemezga mamos, bet, nu, tokios mamos, vyresnės mamos, nu, ir senmergės. Kažkaip tai taip galvoju, aš tai būsiu jau kažkokia tai labai svarbi, ten žodžių didelė, kokios tarptautinės kompanijos, ten žodžių dalis, ten kokia nors ten vyr vadybininkė, vadovė ir ten žodžių vaikščiosiu su kulnais, kurių iš tikrųjų net neturiu ir nemoku ant jų vaikščioti, bet būsiu labai tokia jau svarbi. Bet, nu, tikrai jau aš nemėgsiu. Nu, jau ne. Nu, ir va, matot, kaip gyvenime kartais nutinka, kad viskas taip
pasikeičia apie tai, apie ką net gyvenime negalvoju. Nes iš tikrųjų aš visą laiką svajojau turėti savo veiklą, iš kurios ir pragyvenčiau. Ir kažkaip gimus dukrytį, vat man ir atsirado tas noras šią veiklą užsiimti. Nes kažkaip tai, aš matot, aš esu labai aktyvus žmogus. Mano ir darbas buvo prieš tai dirbti su renginiais. Tai aš praktiškai namie nebūdavau ir vis tiek renginiai yra reikalaujantis daug ir protinio darbo, daug to aštraus proto, reikia vis sureaguoti, jei kažkas tai nutinka ir šiaip jie būna trunka ilgai, netgi ir būdavo ir iki paryčių ir kitą dieną vėl turėjau iš ankstaus ryto važiuoti. Tai aš kai jau išėjau į dekretą, jau paskutiniai mėnesiai, kai buvo, ir, žinokit, aš labai buvau daug priaugus, aš svėriau 80 kg paskutiniais mėnesiais nėštumo, tai aš labai ten daug kažkur judėti ir negalėjau. Tai va taip mano gimė mintis, kad aš galiu megzti. Nuo ką galima daugiau veikti, jeigu nemegzti? Tai mano pirmas darbas, iš tikrųjų, po tos ilgos pertraukos buvo, aš atsimenu, mama davė man daug labai siūlų likučių ir jinai buvo pradėjusi nerti pledą. Sako, tai va, neturi ką veikti, gali pabaigti. Ir žinokit, aš su tuo nerimu taip įsijaučiau. Aš nunėriau pledą, tai pas mus, jeigu lovų yra, aš nežinau, koks ten standartas, 1,80 m, turbūt ant 2,20 m, tai aš nunėriau, jis net dengia, iki grindų netėjo, tai ten gal 2,5–2,5 m, tikrai labai didelė. Tai gal naujas buvo, viskas gerai, bet, vis tiek reikia pledą plauti, nes, kaip bebūtų, jie vis tiek tepasi, nors jų funkcija kaip ir tik tai jais grožėtis. Ir žinokit, man netilpo jokia skalbimo mašina. Kur ten toksai gigantas. Ir aš tada mamai nuvežiau ir sakau, tu man kažkada davei siūlus, o aš dabar tau jau grąžinu tą padarytą produktą. Ir po to kažkaip galvoju, ne, aš gal visgi kažką mažesnio megztų. Ir tada kažkaip pagalvoju, kad reikia kažką tai numegzti vaikui. Laimutė, aš dabar pastebėjau, kad siūlosi tos spalvos. Ai, nagų, ne? Taip yra. Tik gal čia šitam rožinės nebus. Pasipuošiau, net nežinodama, kad būtent tokia spalva atvažiuos. Iš tikrųjų, mano vaikui šitie nagai patiko, nes nulakuota, čia pasigirsiu, nulakuota taip, kad ir jinai bando surasti tas vienodas spalvas, šitas su šituo, šitas su šituo. Tai žodžiu, čia vaikui buvo didesnė pramoga pamačius mano šitos nagus. Tai va, net nežinau, ką jam čia dar papasakoti. Aišku, būtų smagiau, jeigu būtų vaizdas į veidą, vis tiek smagiau žiūrėti negu į judančias rankas, bet bijau čia ką nors prijudinti, kad video galiu pamesti. Ten išjungsiu ką nors dar, ne taip, padėsiu ir žodžiu. Tai galvoju, gal šį video jau taip mes pamėgsim, pažiūrėsit į mano rankas, girdėsit mano balsą, meditacija kokia. Tai va, kitą žiūrėsiu. Iš tikrųjų dabar net galvoju, kiek dar tų video daryti, nes galvoju, dabar aš jums parodysiu, kaip aš mezgu trumpintas eilės ir parodysiu pirmą eilę, kaip aš pridedu akis. Ir po to jau manau, kad visom jau bus aišku ir tada galvoju, susitiksim jau būtent, kai reikės atskirti rankovės. Ten iš principo, kas mezgat reglanų, tai viskas kaip ir yra aišku, ten įsiskaičiavo tas akis jau pradžiai. Video liks jūsų puslapiuke. Laura, video liks šiame puslapyje, jo, Patrė siūlų Facebook'e, bet aš bandysiu dar kažkaip, tai nežinau, tik tai kaip perkelti dar į www.patresiūlai.lt. Tai va, tai dar ten kažkaip pabandysiu įkelt ir tada dar ten, sakau, aš dar techniškai pasižiūrėsiu, kaip padaryti, ar aprašymą tiesiog įdėsiu, ar kažkaip tiesiog va šios va skaičiavimus va įdėsiu, kad turėtumėt, kažkaip sugalvosiu, kad vat, išliktų šitas visas, kaip ir visa pamoka, bent kažkokia tai forma, kad jum
pasižiūrėjęs, nebūtinai video, jeigu neišeis video kelti į Patrią siūlų elektroninę parduotuvę, tai bent, kad turėsit kažkokius skaičiavimus, kurie, na vis tiek, aš manau, jums bus aiškus, aš pasistengsiu aprašyti, tik tai gali būti, kad ne visai bus teisinga mezgėjų kalba, nes, na kaip bebūtų, aš mokausi mezgimo rusų kalba, tai lietuvių kalba ne viską aš gal ir taisyklingai galiu ir pavartoti tos visus, nes pavyzdžiui man, tarkim, kaip suprantu, yra teisinga sakyti išvirkščiakis, nors man vis tik iš seniau patogiau kalbėti, kad tai yra blogoji akis, tai va. Taip, daug daryti, nes labai noriu išmokti trumpintas eilės megzti. Aš šiandien parodysiu video, kaip mezgamos trumpintos eilės. Per Zoom jungtis, tada galima tiesiogiai bendrauti. Asta, dėl Zoomo, jo, Zoom, kiek žinau, reikia šią programą pirkti ar ten nuomotis, tai aš jau šį dalyką pasiliksiu, kai jau bus patalpos pas mane, nes jos yra pas man planuose Liepos arba rugsėjo mėnesį, žiūrėsiu pagal situaciją, bet ant naujo sezono tai yra planuose jau. Mes dabar sudėjusios kumščius laukiam, kad vaikas gautų darželį, nes kaip tik šiuo metu yra dalinami darželiai. Tai vat, ir jūs už mus palaikykite kumščius, kad mano mazgė gautų darželį. Tai va, tai vaikas gavęs darželį, aš tada jau pilnai grįšiu normaliai jau į darbą. Ir tada jo, apie Zoomą aš jau esu pagalvojusi ir pirksiu ten, tik net, sakau, aš žiūrėjau, bet neatsimenu, ar ten reikia pirkti programą, ar reikia šitas, ar reikia nuomotis. Tai jo, šitą turiu omeny ir tikrai tą darysiu, kad būtų visom patogiau. Taip, Inga, o jei mezgama kartu būtų įdomu. Oi, tai palaukit. O jei mezgam kartu būtų įdomu, kad pasirodytų kitos, ką ir iš kokių siūlų mezga, aš dabar baiginėjau megztuką iš Kat Mediteranėje siūlų, paskui jūs visios, man bus labai aktualu video su akių paskaičiavimu. Tikrai taip, Inga, sutinku, manau, kad gal dabar tik galvoju, ar savaitgalį, ar gal kitą savaitę prieš trečią pamoką aš įdėsiu postą apie tai, kad į komentarus įdėtumėt, ką jūs mezgat iš tikrųjų, kas jums iš šios pamokos, kurios kartu tiksliau mezga su manim pagal šias pamokas. Ir tai tikrai nebūtinai, kad tai turi būti siūlai, būtent pirkti pas mane, tikrai ne. Aš kaip tik ir dariau tokį skaičiavimą, kad jums visom būtų, kad jūs tiesiog mokėtumėt pasiskaičiuoti, nes man šis skaičiavimas tikrai tiko, man dydis atitiko, tai va tiesiog norėjau pasidalinti savo skaičiavimo metodiką, va, patirtim, o jau kokius norėsit rinkti siūlus, tai čia jau tikrai jūsų reikalas ir tikrai būtų labai labai smagu pamatyti, ką vis tik jūs numezgėt ir ar jums pavyko pagal mano skaičiavimus irgi pasiskaičiuoti teisingai ir kažką tai nusimegzti. Tikrai bus labai smagu. Taip, dabar Asta, 40, man atrodo, Zoom nemokamas, pasiklausiu dukters. O, Asta, būtų labai įdomu iš tikrųjų sužinoti, nes, kaip ir minėjau, tai tikrai esu nusimačiusi Zoom, nežinau, čia programa turbūt Zoom yra, ne? Tai va, esu nusimačiusi, kad ir ne per telefoną, o per kompiuterį ir būtų patogiau iš tikrųjų, nes matot, per kompiuterį, bent jau, pavyzdžiui, kalbant apie siūlus, kodėl aš per kompiuterį nefilmuoju, o per telefoną, nes su garsu, man atrodo, kažkas yra negerai, nelabai girdisi, tai va, tai gal tada tiesiog reikėtų dar kažkokios technikos nusipirkti, gal ausinės reiktų tada nusipirkti, kad jūs mane geriau girdėtumėt, bet, na, aš atsimenu, kai dar pasiklydusios tarp mezginių testavimą dariau, kaip pirmą savo video dar dariau čia rudenį, tai pradžiai filmavimą darėm per kompiuterį, tai sakė, kažkas yra negerai, dabar neatsimenu kas, tai kažkaip ir nebandžiau, per telefoną sakė ženkliai geresnis garsas ir vaizdas, tai va, tai gal čia dėl kamerų dar priklauso kompiuterio, vat bijau primeluoti. Taip, Valerija, 40 Zoom galima nemokamai, o 4 minučių galima, dirbu su mokiniais, taip kasdien 40 minučių ir po to vėl iš naujo galima jungtis vėl 40 minučių, tada galima bet kurį pasidalinti nuorodą ir susijungti. Supratau.
Gerai, reikės pasibandyti iš tikrųjų ir su Zoomu. Tik tai gal tada Zoom galima ir telefonu, Zoom galima ir Aha, supratau. E, kadangi dabar siuntos važiuos, tai aš gal tada tiesiog kažkurio jau laisvesniu laiku, tada aš tiesiog pasibandysiu su Zoom, nes aš galvoju apie kitą pamoką, tai pirmadienį, jeigu jum tinka, jeigu jūs spėjat, jau pradėti rankovių dalį, tai galvoju dar vis tokiu va šiuo filmavimu. Audronė, sveiki, ar video pamokėlės lieka jūsų puslapį? Audronė, taip, liks. Iš mano pusės tikrai niekas nebus ištrinta, sakau, nebent, ką nors sugalvos Facebookas, nes iš tikrųjų iš Facebooko kartais ateina visokių įsilaužėlių, buvo vieną kartą įsilaužėlių mano Patrės paskyrą, buvo labai išgąsdinę mane iš tikrųjų, bet laiku sureagavom ir viską, visus slaptažodžius pakeitėm, tai pasitaiko tokių dalykų, bet kas iš mano pusės, tai aš tikrai netrinsiu, galėsit bet kada pasižiūrėti, pasimokinti, žodžiu, tikrai liks, nes dabar dar vis yra video, kurie yra rugsėjo mėnesį filmuota. Taip, Jaroslavai, jo, kem 5 minutės nemokamai, tada visus atjungia ir vėl reikia iš naujo prisijungti, bet tada reikia galvoti dėl video, nes nelieka. Aha, tinka toks video labai. Kada turėsit būtent šios spalvos siūlų vėl, Ieva? Matot, aš laukiu, kada man pagaliau praneš. Per Zoom galima daryti įrašus ir visur talpinti. Tai va, Jaroslavai, čia Jaroslavas, tai susipažinkite, visos tai yra mano vyras. Tai va, Jaroslavai, tau bus užduotis išsiaiškinti, kaip čia man su tuo Zoomu, ką čia padaryti. Taip, o Ieva, jūsų klausimą dėl siūlų, aš laukiu, kada pagamins Mediteranėją. Noriu kartu su šiais siūlais atsivežti kartu, tai aš taip įsivaizduoju, kad čia bus gegužės turbūt pačiai pradžioje, nes pavyzdžiui, kai aš užsakiau praeitą savaitę papildymą Mediteranėją ir Polineziją, tai Polineziją aš jau gaunu, jau važiuoja Polinezija, nors jie sakė, kad bus gegužės pradžioj, tai va, tai jie kažkaip anksčiau pagamino, tai šiuos aš jau susidėjau į krepšelį kai kuriuos iš šių siūlų, dar laukiu, klientė viena turi nuspręs, kokios spalvos nori, tai galvos iki kitos savaitės pradžios, bet aš tai manau, kad jūs galite apskritai, kurios dar galvojat, dar pasigalvoti, nes Kaitė man praneša, kad va, jau yra pagaminti tie ir tie siūlai. Ir tada aš susipildau galutinai krepšelį, jiem įsiunčiu, nes dabar dar matau, kad visos spalvos kaip ir yra, nes man tik tai gal labai dar neramu dėl to, kad gali išpirkti, kaip buvo su Polinezija, nes visas pagamino, visos buvo ir po to taip bem ir, žodžiu, per kelias dienas dingo. Tai aš, kurių spalvų nėra, dabar kaip ir įsimečiau į krepšiuką, tai va, bet turėtų būti apie gegužės pradžią papildymas, nes tikrai liko, žinokit, gal tik 3 spalvos, jau dabar pamėlau, taip, nu ir kiek aš jau eilių padariau, 1, 2, 3, 4, 5, taip, tai dar man 3 eilės bus megzti. Šitą tikrai labai gražiai ir aš paėmiau nuo vidurio ir ta tokia mėlyna, taip, gražiai tiesa, ne? Prieina. Žiūrėsim iš vis, kaip mezginiai čia atrodys. Tos spalvos išsidėščiusios. Čia tokia smagi meditacija, man tai šis tokia nauja patirtis, aš to kaip ir nelabai kada esu darius. Mes darbę naudojam Zoom nemokamą, o kolegiai įsijungus prieigą prie Zoom platformos, tada neribojamas laikas, kaina, man atrodo, 15 € už mėnesį. O, tai nieko čia nėra baisaus, tas 15 € į mėnesį tiesa, nes tikrai video aš galvoju daryti, kai jau bus patalpos, normaliai jau tada, nes tikrai minčių labai daug aš turiu iš tikro apie tai, ką aš noriu jums parodyti, ką papasakoti, tik tai, na, kadangi vis tiek kaip bebūtų, aš kol kas
esu daugiau mama negu daugiau dirbanti, nors stengiuosi tikrai labai laviruoti. Tai mano darbas kaip ir neturi valandų. Dažniausiai pats darbymetis būna, kai vaikas nueina miegoti, nes tokio protinio darbo su vaiku aš nelabai galiu ir dirbti, nes tikrai yra temų, kurias norėčiau su jum papasakoti, tiesiog apžvelgti, siūlus kažkuriuos tai. Nebūtinai vien tik tai, tarkim, atvažiavusios naujas spalvas, bet kažkokiom temom, vis tiek, manau, būtų įdomu, ten, pavyzdžiui, apie merino vilną, palyginti su visus tiekėjus, pasižiūrėti, Tai va, tai yra labai sunku pasiruošti, kai yra triukšmas, vis tiek, reiktų rimtai apie tai pasiruošti, rimtai apie tai kalbėti. Tai va, tai tokius visokius dalykus ir šiaip esu visokių įdomybių susigalvojusi, bet tam reikia patalpų. Tai va, tai tada tikrai, manau, tų visokių video pamokų, pamokėlių ir šiaip visokių filmavimų bus daugiau. Tai va, tai jau tikrai praversų Zoomas. Bet ši pamoka labai gera, niekas netrukdo. Pasėdžiu savo vieną. Plepu ir mezgu. Aš žinokit, laukit, vakar aš tą dėžę išnešiau į lauką ir galvoju, reikia nufilmuoti, parodyti savo šiek tiek ir darbo užkulisius, kai atrodo, ką aš veikiu, kai manęs niekas nemato. Įsinešiau tą didžiausią dėžę su jūsų siuntom ir pradėjau filmuoti, tai žinokit, jo kaimynai nesuprato. Pažiūrėjo mane, kad aš ten pritūpus aplink tą dėžę, pasakoju, kalbu kažką, tai žodžiu, nesuprato manęs kaimynai. Turbūt galvoja, kad jau man visai jau. Tai va, o dabar iš tikrųjų vaikas tai sunkiai mygdėsi, tai va aš jau taip įsijungiau tik, nes šviesu ir vaikas nelabai nori eit miegoti, nes visai dar nori vaikas ir žaisti. Tai užmygo jau tik prieš 9. Tai galvoju, čia greit reikia susiruošti. Tai va, galvoju, šiek tiek vėluosiu. Man šiek tiek susiplentojo siūlas dėl to, kad aš sakau, ištraukiu su vos ne pusę kamulio. Šiaip labai retai, kad aš taip darau, įprastai tai mezgu imdama siūlą iš viršaus. Bet kažkaip tai dabar pagalvojau, kad nešokinėtų man tas kamuolys, tai va taip jis savo ramiai guli ir aš savo ramiai mezgu. Šiaip iš tikro gal net man reikia, aš dabar pagalvojau, bet aš jau neardysiu jo. Vis tik atnerą gal reikėjo, aš mezgu 3, gal reikėjo imti 2,5 virbalus. Jis būtų šiek tiek tokia standesnė, nes vis tiek jinai pasitampys. Kažkaip visai nepagalvojau apie tai, kad reikėjo pasirinkti mažesnio dydžio virbalus. Bet nieko tokio. Bus laisvesnė. Vasarinė palaidinė, tai va, jeigu jūs nepradėjot megzti, dar tik planuojate megzti, arba dabar kažką kitką tiesiog mezgate kartu, tai šitas, tai vis tik gal pasimkit mažesnio dydžio virbalus. Aš dabar taip pagalvojau. Šiaip iš tikro, tos visokius tokius triukus ir niuansus, tokius visokius, tai mane primokė būtent Rusės. Ne tik tai išmokamų iš video, ten susižiūriu ten tos visus tokius dalykus, bet ir YouTube arba šiaip Instagrame begalės visokių yra ten jų dalykų. Tai iš tikro Rusės labai tokios skrupulingos, sakyčiau. Jų, pavyzdžiui, video, tai tikrai ne video, o apskritai tie masterclassai vadinami, jie yra tokie detalūs, ten viskas aprašyta taip detaliai, kad ta, kuri net turbūt nemoka megzti, tik tai moka gerai ir išvirkščia, susitvarkytų kaip saulėgrąžas gliaudant. Nes aš turiu kelis nusipirkusi aprašymus, man atrodo, iš Norvegijų ten gal, anglų kalba. Tai, pavyzdžiui, tas Magnolija, mano megztuką, kur aš dar vis nebaigiu. Tai, pavyzdžiui, žinokit, jeigu nebūtų pas man kažkokių tai mezgimo įgūdžių, jeigu nebūtų praktikos mezgant megztukus, tai man būtų buvęs didelis iššūkis. Iš tikrųjų, tas aprašymas, nes jisai yra, realiai ten yra
kiek akių pririnkti tam tikram dydžiui, schemą ir tiesiog centimetrai, kad ilgį reikia megzti tiek, rankovė tiek. Ir maždaug ir viskas. Ir toks iš vis glaustas ir kažkaip tai, jeigu mažiau įgūdžių, tai būtų šiek tiek ir sudėtinga nusimegzti. Inga, aš kažkur girdėjau, kad norint gerai siūlą ištraukti, reikia traukti iš tos pusės, kur didesnė skylutė. Tada labai tvarkingai išsitraukia. Va, galim kitą paimti. Žiūrim. Jo, gal tada išinai, tik aš netrauksiu, nes kad neišardyti čia naujo šito kamuolio. Reiks visumai pabandyti. Šiaip aš esu pastebėjus, kad pavyzdžiui, man iš šitų, iš Lana Agatos Super Soft, pavyzdžiui, man niekada nepavyko. Niekada normaliai ištraukti. O kiek esu, pavyzdžiui, bandžiusi Katę, va, tarkim, Merino, tai ten Katė apskritai labai laisvai suvinioti yra siūlai, tie kamuoliukai, tai pavyzdžiui, net kartais man jos būna baisu išimti iš maišelio, kad jie visi bus tokie įsitaršę, kad net, netrodytų kaip kažkur tai buvę nutrenkti ir čia aš pat juos atradau ir parduodu, nes jie yra, taip lengvai suvinioti, kad vos palietus jie, vos neįsibėgioja tas siūlas. Tai va iš, pavyzdžiui, Katė, va, Merino, kiek esu mezgusi, tai ten labai lengvai. Tai va, įkiškit pirštą vieną laisvesnę būna. Žinokit, bijau naujo kamulio. Aš tiesiog mano čia pusė ištrauktis. Aš pabandysiu, Inga, iš kito gerai, nes bijau, kad aš šiandien įkišus pirštus dar po to prasiardysiu. Aišku, nėra čia ko bijot, mėgščiau tada savo bliuskutę. Taip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va, man dar paskutinė eilė liko ir tada jau pereisim prie trumpinimo. Trumpintų eilių, tiksliau, rūta. Taip, reikia iš abiejų pusių įkišti pirštus ir pratempti iš vienoje pusėje pasidaro didesnė skylė ir ten išsitraukia. Va, matot? Gerai, aš tada kitų kartų tikrai pasibandysiu, pasižiūrėsiu. Įkišiu pirštą į vieną pusę, į kitą pusę ir pasibandysiu. Aš tik pati tirtim pasidalinu, nepulkit bandyti dabar, kad apribrokos. Gerai, nes reikės kažkaip pasibandyti ant kažkurio irgi kamulio, kurį reiks prasimegzti, pasibandyti, pasižiūrėti. Nes va šito dalyko nežinojau kažkaip tai, pavyzdžiui, kai pas Rusės ten žiūrėdavau kokius video, tai jos ten iš vis ten maždaug ten paima ir ištraukia. Galvoju, Dieve, tai čia taip nereikia atkalt sistemą, kad net, va taip, išėmė ir jau viskas, man tai taip kažkaip nesigauna. Galvoju, čia aš kažkaip tiesiog nemoku. Ir labai jau ten aš ir nežinau, nesistengiau išmokti, kažkaip ėmiau iš krašto jau tada tą siūlą, jau galvoju, jau tiek to. Nors, va taip yra patogiau, nes siūlas nešokinėja. Sauramiai. Tik tai va, kai išėmiau, aš taip, biškime, susimaisgeliojo. Nieko. Laiko turi mane, naktis ilga. Jo. Ne visi siūlai išsitraukia, Audronė. Jo. Sakau, aš tai kelis kartus esu pabandžius, man ne visus kartus gavosi, tai aš ir kažkaip tai labai ir nesistengiau. O dabar norėjau būti gudresnė ir, žodžiu, nesigavo čia man būti gudresniai. Žaneta, o išvirkščia akis tik šiame mezgime taip išmezgate, ar aplamai taip visada mezgate? O čia tai jau ir paklausėt. Visada? Mano skaitosi tos bobutiškos. Va taip aš mezgu. Taip geroji akis. Kai aš mezgu pirmyn atgal, tai geroji akis va taip mano žiūri. Va taip. Bet išvirkščiai jo visada va taip. O dar man atrodo yra va taip, ne? Nes jo, aš va taip va. Ir čia, man atrodo, skaitosi bobutiška. Yra klasikinis ir yra bobutiškas.
Tai va. Žinėte, taip. Štai man taip patogiau, aš net nežinau kažkaip. Mačiau, palaukite, kaip dar aš mačiau, kai... Gali būti, kad va taip va dar. Man atrodo, esu mačiusi. Nu, turi persukta būti va taip. Kad va taip užkabina dar. Esu mačiusi, kad mezga. Tas blogasias akis. Bet man kažkaip va taip va visai patogiai. O, kaip gražiai geltona pereina. Taip, tai kadangi baigiu, taip, aš pabandysiu surasti pamoką iš YouTube ir atsiųsiu į Messengerį, kaip ištraukti siūlą iš vidurio. Kažkada pabandysite prie progos. Tai Rūta, jūs įmeskite, čia galite įmesti į komentarus. Nes manau, kad moterim būtų ir kitom aktualu. Ir tada pasibandysim, čia mes visos, ne? Tvarkingai ištraukti siūlą. Ne pusę kamulio išsitraukti ir po to, va, kaip aš dar vynioti. Tai va, viskas. Mano atnara baigta. Galim pasimatuoti, kur čia liniuotę. Turiu čia tokią pabaisuoklišką liniuotę. Duona. Tai žinokit, gal dar pamėgsiu. Į man reikia 3 centimetrų. Tai aš gal vis tik pamėgsiu dar. 2,5. Aš iki 10 eilių, žinokit, dar pamėgsiu. Tai aš gal tada stengiuosi greičiau, jau mes čia beveik valandą, jums gal jau atsibodo. Žiūrėt, kaip aš čia mezgu. Taip, aš tada gal pasistengsiu greičiau. 2 eilės dar liko, tai aš čia va 1, 2. Ir permėgsiu. Ir mums tada reikės dar vieno žymeklio tam, kad pasidalinsim mezginį į 2 dalis. Taip, ir mano atveju bus 41, 41, 82. Taip. Nežinau, ką jums dar papasakot. Man net keista, aš turbūt vienas iš pirmų kartų, kada tyliai mezgu tyloje. Tik mėgskite, neskubėkite. Nes iš tikrųjų, tai aš, kai mezgu, pas mane eina, nu, dažniausiai seni visokie filmai, tos, kurios mačiusi milijoną kartų, kur nereikia jų žiūrėti. Užtenka klausytis. Čia va mano tos bandytos akis. Tai va, tai kas pasižiūrėtų, ką aš prastai žiūriu, tai galvotų tokia šiek tiek keistolė. Šiaip iš tikrųjų, kai vaikas buvo mažiukas, visai mažiukas, tai žiūrėdavau siubekus. Man labai patikdavo, bet dabar kažkaip paskutiniu metu nežiūrėjau, gražios spalvos žiūris. Jo, žiūriu, labai gražiai pereina ta geltona spalva ir jos čia žiūriu bus nedaug. Tada vėl pereis į baltą. Nesakau, šitas siūlas gražiai tuom eina, kad jisai taip, tos spalvos yra pastelinės tokios. Ir kad jos harmoningai taip pereina, taip, na, taip palaipsniui, taip po truputį, taip nėra to tokio atotrukio didelio tarp spalvų. Taip tikrai, nu, skoningai dažytas siūlas. Ir labai maloniai mezgasi, iš tikrųjų. Nes jisai, ne, kaip aš ir skaičiau apie šį siūlą, pats siūlas jisai yra padarytas, kaip čia pasakyti, suapvalintas tam, kad būtų patogiau jį paimti su virbalu arba su vąšeliu. Tai va. Nes jisai turi daug plonų gijų šitas siūlas, tai kad viskas būtų, kad patogu, nes va matot, išsidalinęs tas siūlas yra į daugelį gijų. Tai va, tai kad patogu būtų megzti. Ir tikrai labai maloniai mezgasi. Nežinau, jums
turbūt nesimatys, tai, nu, atsakau, toks kaip aksomas, ta tokia spalva, taip gražiai turi to tokio, net nežinau, nu, neblizgesio tokio, bet tokio žvilgesio, gal tokio šilko žvilgesio. Laimutė, gal galite pasakyti, kokie šie virbalai, nes nemačiau pradžioj. Ai, čia yra lygi indigo. Čia yra su valu. Valas, čia man atrodo 40 centimetrų, kur yra. Čia virbalas yra trečias ir 40 centimetrų valas. Čia kitaip bus prie lygi indigo virbalai su valu. Tai va. Faini virbalai. Tikrai faini, žinokit. Labai jais džiaugiuosi ir, na, pagrindė, na, aš mezgu įvairiais, dabar tai iš vis, kaip pas man labai daug mezginių ant virbalų, tai dabar jau išsitraukiu, žinokit, visus virbalus, nes ir adį, su adį mezgu, ir su nova mezgu metaliniais, kažką ten mezgu. Žinau, kad ėmiausi juos, tada savo storąjį, tą iš koton merino su šilku, kur mezgu, tai mezgu jį su ginger, nes iš storųjų tai tik juos turiu. Tai va, oi, nesimato mano čia rankų. Taip, Laimutė, ačiū. Nėra už ką. Tai va, tai čia yra indigo, iš tikrųjų indigo, amber ir driftwood yra beržiniai virbalai išlikę. Jų tik tai tiesiog dizainas visus skiriasi ir yra bambukiniai virbalai. Tai mezgu ir bambukiniais, nors galvoju, kad bambukinių niekada į rankas nepaimsiu, nes kažkada seniai, nu, kaip tik pradėjau, aš mezgiau su bambukiniais, iš kažkur aš juos radau, aš nežinau, ten tos bambukinius. Ir, nu, man labai nepatiko, visiškai neslydo siūlas, traukelio reikia, strigo, sakau, ne, čia bambukiniai matyti ne man, bet žinokit, aš lygiai pabandžiau, nu, tiesiog iš to sportinio intereso ir labai gerai slysta, tikrai labai gerai slysta. Iš tikrųjų, kalbant apie virbalus, tai, na, čia kiekvienai tai apskritai yra skonio reikalas, nes, pavyzdžiui, yra moteris, kurios mezga kubikais ir žiauriai patenkintos ir laimingos, akis lygios ir ypač sakė, mezgant iš macherio labai gerai su tais virbalais, nu, bet, pavyzdžiui, man jie nelipo, nu, kažkaip man netiko ir aš nemezgu. Tai va, bet yra, kuriom labai super ir labai džiaugiasi. Tai čia, žinokit, labai individualu ir dažniausiai reikėtų pasibandyti. Tai vienus kitus nusipirkti, pasibandyti, pasižiūrėti ir žodžiu, matysit, kaip kurie labiau prie širdies. Gerai, tai dabar vieną eilę permesgame tiesiog gerom akim. Ir atsiskaičiuot mano atveju reikia 41, tai kitoji pusėje ir uždėsime žymeklį. Tai va, aš pasiėmiau kitą tokį be jokių blizgučių, tam, kad žinot, kad čia yra mezginio pradžia, o čia yra tiesiog atžymėta puselė. Tai va. Oi, nuvažiavau ne taip. Taip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Keturiasdešimt, 41. Na ir pabaigiam eilę, permesgam vien tik tai gerom akim. Čia paprasčiausiai dėl to, kad jums darant trumpintas eiles nieko nereiktų skaičiuoti.
viskas jau bus jums realiai, čia tik tai šitų dviejų skaičių reikia, o kalbant apie trumpintas eiles, tai būtent ta įgilinta iškirptė, jinai yra tikrai labai svarbi mezginyje ir mezgamoji šita dalis yra viena tokia, sakyčiau, svarbiausių. Žinoma, ne visos daro tą įgilintą iškirptę, bet man kažkaip tai ir gražiau, ir nešiot patogiau, nes netraukia megztuko į viršų būtent priekinės dalies. Tai va, dabar kaip mes darysime įgilinimą. Taip, tai aš gal tada tiesiog dar šiek tiek pabraižysiu, priminsiu to pačiu. Taip, tai va, turim čia pradžia ir čia atsižymėjom. Taip, čia 41 ir čia 41. Čia nugara, čia priekis. Ir dabar, aš tiesiog pasižymiu, va taip, va. Savo tokią schemą pasipaišau. Ir čia bus 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ir čia po 2. Nu ir žymeklėje, tai bus taip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tai va. Čia va taip reikės, mes va taip ir megsim. Taip, taip, tada taip, taip, taip ir keliausime taip. Tai va, tai pradedam tada. Ir aš matau, kad nefokusuoti, aš praimsiu tada kol kas, kad fokusas eitų į mezginį. Tai megsime apsukdami mezginį. Į vieną pusę mezgame gerom akim, grįžtame išvirkščiom akim. Tai dabar mezgam, kaip matome, likus 4 akim. Iki žymeklio turi likti pas mus 4 akis ir apsuksim mezginį. Tai va, tai paprasčiausiai nieko čia nereikia skaičiuoti. Jau taip kažkaip padėt. Barška žymeklį. Tai va, nieko niekur nereikia skaičiuoti, tiesiog mezgam gerosiom akim. Iš tikrųjų, kaip apsukti akis yra berods, bent aš žinau, 3 būdus, bet aš naudoju būtent šį, kad neliktų skylių. Ir, man jis gražiausiai kažkaip atrodo, tai aš jį ir parodysiu. Yra tikrai daugiau jų, kiekviena pagal save renkasi, skirtingai jas apsuka tas akis. Tas būna su užmetimu. Tai va, o aš padarau iš vienos akis 2 akis. Tai 1, 2, 3, 4, dar tada reikia pamegzti. Taip, 1, 2, 3, 4. Na va, liko 4 akis iki žymeklio. Apsukam. Taip, dabar aš paimsiu. Ir dabar žiūrėkite, kad nebūtų va tokios skylės, jeigu mes pradėsim toliau megzti pagal viską, mes, jeigu megztumėm taip, tai turėtumėm nukelt, nes žinom, kad pirmoji akis nusikelia, bet tada pas mums va čia liks skylė. Tai žiūrėkit, aš perkeliu tą pirmąją akį ant dešiniojo virbalo ir užmetu, va taip va, ir patraukiu. Ir matot, gavosi 2 akis. Dar kartą pakartosiu. Va. Kai apsuko mezginį, pas mus gavosi va taip va. Aš perkeliu ją ant dešinio, va taip va, ir uždedu, va taip, ir patraukiu. Ir gaunasi dviguba tokia akis. Ir mezgu toliau. Ir stengiuosi šitoje vietoje taip, šiek tiek tankiau. Va. Ir dabar vėl mezgu, likus iki pagrindinio žymeklio. Va. Mūsų tas pagrindinis žymeklis, rodantis pradžią 4 akim. Vaikičia.
Tai vėlgi, nieko nereikia skaičiuoti, mezgat iki kito žymeklio, nedamezgat 4 akių. Ilgom akim. Tai va. Iš principo, čia nieko nėra sudėtingo, nieko nėra sunkaus, tik tai reikia nepamesti. Gali tiesiog pasibraižyti va tokią schemą ir reikia nepamesti, kur kaip darėt, kad tolygiai būtų. 1, 2, 3, 4. 2 akis lieka. 1, 2. Va, 2, 4 liko. Apsukame mezginį. Tai va. Darbinę siūlą perkeliu ir žiūrėkit. Vėlgi, jeigu aš paliksiu va taip, bus skylė. Tai kadangi mano akis eina va taip, įkišu virbalą. Va, į akį. Taip, va čia, įkišu virbalą. Matot? Ir jau matosi, kad bus dviguba akis. Va taip, va, įkišu. Ir ant jo užmaunu, ant dešinio, ir patraukiu. Ir vėl matot, gavosi dviguba akis. Taip, mezgame toliau. Irgi šiek tiek taip patraukiam, kad tikrai neužsitvirtintų, nebūtų jokių skylių. Ir dabar, vėlgi, mums nieko nereikia skaičiuoti. tą dvigubą akį jūs pajausit megzdamos ir ją pamatysite. Tikrai jos nepraeisite ir nepraleisite. Tai va, mes mezgame iki jos. Iš tikrųjų, tai galit, pavyzdžiui, jeigu turit va taip schemą, tai kad tikrai niekur nepasimestų jums, tai va, pavyzdžiui, galit va taip va, jau iš tos praėjomės. Pasižymit, jeigu, tarkim, bijot, kad susitrukdysit ir po to nesusiskaičiuosit, kur dabar esat, na tai va, galit žymėtis ir dar taip. Kartais aš taip darau. Taip, keliaujam toliau. Na va, priėjom akį, tą dvigubą. Matėt, mano, kaip aš gerasis mezgu? Taip. Priėjom šią, bedam į vidurį, va, į vidurį bedam akies ir išmezgame ją, va. Patraukiam siūlą ir dabar pagal mūsų aprašymą mums reikia pramegzti dvi akis. Viens, du ir mes apsisukam vėl. Va, ir vėl. Uždedam ant dešinio ir apsukam. Va taip. Ir mezgame toliau. Čia šiek tiek aš taip tvirčiau sakau, kad tikrai nebūtų jokių skylučių. Viskas tvarkingai, gražiai. Ir dabar mezgame kitos dvigubos akies. Ir sakau, čia tikrai nieko nereikia niekur skaičiuoti, nereikia sukti galvos, paprasčiausiai va, tas pirmasis akis kaip ir pradedat nuo jų ir po to jau viskas lengvai pirmyn, atgal mezgat ir nieko skaičiuoti nereikia. Svarbiausia atsižymėti va, tą pagrindą ir tada viskas juda sklandžiai. Taip, va. Priėjom tą dvigubą, sakau, jos tikrai jūs nepraleisit ir niekur nepamesit. Išmezgam kaip blogą akį. Va, bedam į vidurį ir tiesiog pramezgam kaip blogą akį. Patraukiam šiek tiek ir dar pagal mūsų aprašymą išmezgam dvi blogas. Ir vėl apsukame mezginį. Ir galim vėl va, savo pasižymėti. Va. Ir viskas. Judam toliau.
Nežinau, ar sakau, ar jums nepabodo, dar nepavargot, nes dar aš noriu jums būtinai parodyti, kaip aš padarau pirmą eilę pridėjimų. Tai va, uždėjom, važiuojam toliau. Tada galėčiau gal šiek tiek greičiau tada dirbti. Nes bus momentai, kad kai mes paskutinę megsim eilę, bus berods dvi dvigubos akės ir mes ją pramegsime. Ir kai mes dėsim pridėjimus, gausis ant tos dvigubos akės reikia pridėjimą daryti. Tai aš šiek tiek kitaip padarau. Tai aš tą labiausiai ir noriu parodyti. Ir apie pačius tos pridėjimus noriu parodyti. Tai tą vieną eilę, o po to sakau, jau jūs pačios mėgsitės. Ir aš galvoju, kad gal iki pirmadienio turėtų užtekti, ne, laiko iki pirmadienio nusimegsti būtent tą apvalų į visą reglaną. Pasigilinti, iškirpti ir visą tą apvalų į reglaną. Va, vėl priejomės dvigubą. Va. Išmesgam ir dabar važiuojam. Dvi akis iki žymeklio. Va, dvi, 1, 2. Iš esmės man jau šito žymeklio nebereikia. Aš jį galiu jau padėti, kad ir nebarškėtusi. Ir mes turim išmegzti dar 2. Va, dar 2. 1, 2. Ir apsukam. Mesgam. Jaroslavai, papasakok. O ką tau papasakot? Ką? Taip, važiuojam toliau. Nežinau, ką papasakot. Ką aš dar galėčiau papasakoti jums įdomaus? Tai parodysiu, kaip atrodo jau tas įgilinimas, nes jis jau pradeda matytis. Įdomu, ar mama žiūri video, nes mes kaip tik šią savaitę su jie mokomės būtent tą įgilinimą ir mokomės nuotoliniu, nefilmuojamų būdų, kalbėjimo kalbą mokomės. Tai va, ir sakiau jai, kad parodysiu. Tai nežinau, ar žiūri ar nežiūri. Mama, tu esi, mezgi su manim? Ar nemezgi? Tai, na va, priejau dar vieną dvigubą akį. Va, vėl bedu į tiesiog į vidų, išmezgu kaip blogą ir tada va, 2. Na, šito markerio aš nepraimu, nes jis yra rodantis pradžią mezginio, perkeliu ir dar 2 akis. Va, ir mes pabaigiam šį. Va. Taip, Sandra, ar video liks? Labai įdomu, tik va, dukriukas tik dabar užmygo. Sandra, jo. Liks, tikrai drąsiai galit dabar žiūrėti, ką dabar filmuoju, galėsit pasižiūrėti nuo pradžių. Klausė, ar neatsibodo. Na taip, klausė, ar neatsibodo. Tai perkeliam. Virš akių, kaip mokinukė, stebim su malonumu ir klausom jūsų, Laimutė. O, kaip malonu. Labai smagu iš tikrųjų. Ką aš dar galėčiau jums papasakoti? Iš tikrųjų, tai va šitie megztukai, Skandinavija, tai buvo mano iš vis pats pirmas megztukas, kurį aš pati pasiskaičiavau. Negaliu sakyti, kad jau 100% pati. Tikrai žiūrėjau nemažai YouTube pamokų, kaip ten viskas, kaip ten reikia skaičiuoti. Aišku, prisidėjo šiokia tokia maža mano pačios patirtis mezgime. Tai va ir šis skaičiavimas gaunasi mano jau antras skaičiavimas pačios ir numezgimas pačios, tai toks šiks yra didžiavimasis pačia savimi, kalbant apie pasiskaičiavimą, nes, na, tikrai aš buvau iš tų, kurios labai super, nu, aš kažkaip vis atvėluoju, Sandra. Viskas gerai, aš žinau, kad su vaikais tai vis tikrai suprantama.
Žinoma, aš pati vos nepavėlavau į savo video, nes vaikas nenorėjo miegoti kaip tyčia. Bet kažkaip tai įkalbėjau, kad reikia miegoti. Nieko čia nebus. Dėrybų neįvyks. Tai va. Tai iš tikrųjų kažkaip tai, kai atradau, kad yra toks dalykas kaip ir perkami aprašymai, man tai buvo taip, 1, 2. Kad neprašnekėt. Ir žodžiu, kai pamačiau pirmąją, kai nusipirkau, kad ten viskas parašyta, skaičiuoti nieko nereikia, sukt galvos nereikia, svarbu, kad būtų, aš stengiausi pirkti, šiaip ir panašiai, va taip ir pas mane atsirado Lana Gato siūlai, nes aš norėjau numegzti kepurę vaikui ir mačiau, kad mezgė iš Lana Gato. Ir Lietuvoje dar Lana Gato nebuvo, atsimenu, aš jų ieškojau visur, bet žinot, koks yra paradoksas, kad aš tos kepurės iš Lana Gato taip ir nenumezgiu. O žodžiu, tam, kad numegzti tą kepurę, reikėjo atsivežti vos ne 100 kg Lana Gato siūlų, atidaryti Patrės siūlus ir vis dėlto vis tiek nenumegzti tos kepurės, dėl kurios čia viskas ir užvirė. Toks paradoksas. Tai va, beje, man visai nesenai čia praeitą savaitę, man rodos, išmetė nuotrauką, mano vaikas su ta kepurė yra, bet ten mezgiau iš kitų siūlų. O dabar net neatsimenu, iš kurių aš ten mezgiau. Bet iš kitų siūlų mezgiau ir išmetė, mano buvo pirmoji kepurė vaikui. Tai prieš 2 metus. Va, prieš 2 metus, balandžio 14, man regis, vaikas pasipuošė mano pirma megzta kepurė. Tai va. 2. Taip, ir dabar mes, nu ir lieka paskutinis mūsų ratas. Tai, Andrė. O mano neužmigdyta dar su tėčiu neužmiega. Kažkaip po jūs šitą mezginį užbaiginėsit su adata, man dar tas mezginimo užbaigimas labai įdomus. Taip, Inga, dėl užmigdymo vaiko, tai užmiega mūsų mažoji ir su tėčiu, matot, mūsų mažoji pietų nemiega. Tai jinai užmigtų turbūt su visais, nes jinai per dieną prisidūksta, pavargsta, kai jinai pietų miegojo, tai jinai labai sunkiai migdėsi ir su tėčiu, ir su manimi, bet nemiega pietų vaikas, tai užmiega tikrai labai greitai, o kalbant apie mezgimą, tą pabaigimą su adata, taip, aš tik tai galvoju, dėl to užbaigimo aš ir galvoju, kaip čia padaryti, nes realiai tada kitas video būtų labai labai trumpas, nes aš kitam video aš jums parodyčiau tada, kaip pereinu megzti rankovės. Jo, kaip atidedu rankovėm akis ir kaip pradedu eiti megzti kūną ir parodysiu, papasakosiu apie, jeigu norit, kad galas būtų ilgesnis, kaip gale padaryti. Ir tada galvoju, nu tai tada būtų turbūt tik tai toks video, o kitą tada video padaryti rankovėm, bet vėlgi tada gausis ilgai, kol aš tą vieną rankovę numegsiu, kaip kad parodyti, nes rankovė aš darau dar keliose vietose akis sumezgu, nes šiek tiek susiaurinu. Na, aš dar pagalvosiu iš tikrųjų, kaip čia sudėlioti, aš gal kažką taip pamėgsiu, kad tiesiog atskirai jums parodyti, kaip su adata daryti užbaigimą. Tiesiog kažkokį gal bandymuką padarysiu, kad jums parodyt, bet būtent tą, kad, na, aš kažkaip sugalvosiu. Bet galvoju, susitinkame tada pirmadienį ir tęsime toliau tada video. O aš kažkaip pasižiūrėsiu, pasigalvosiu vis tik, kaip čia padaryti protingai, kad, na, tikrai nebūtų tas video 3 valandų, nes, nu, čia visos mes užmigsim. Tai va, tai kažkaip aš sugalvosiu, bet parodysiu, kaip aš būtent tą megztuką užbaiginėjau su adata. Irgi viskas labai, visiškai labai paprasta. Žinokit, ten atrodo, kad sudėtinga, bet tikrai labai paprasta. Taip, Jūratė, labą vakarą, stebiu ir aš. Sveiki, Jūratė, labai malonu. Rūta, 9 valandą pirmadienį. Tai turbūt pirmadienį irgi 9 valandą. Ar jums labai vėlus laikas 9 valandą ar nepatogus? Nes tada gal kažkaip pavyktų kažką tai pagalvoti.
kažką anksčiau tada 8 valandą, jeigu jums būtų patogiau. Nes kažkaip norisi, kad daugeliui būtų patogus tas laikas. Ne vėlu man. Ai, nu tai va, puiku, nes kažkaip galvoju, kad liktais toks laikas, ta 9, gal yra toks neblogas tom, kad, na tikrai, kas turit vaikučius, jau kaip ir nueina miegoti, na gal su vyresniais kiek ilgėliau jie pasėdi, bet mažuliukai, kurie turbūt daugiausiai triukšmauja, tai jie jau kaip ir miega ir mes jau taip jau sau leidžiam pailsėti, ne? Tai gal tas ir geras tas laikas. Sandra, o aš kiek bandžiau užbaiginėti su adata, nu man nesigauna. Šį kartą su adata aš užbaiginėsiu čia kitaip. Kai yra mezgimas viena gera, viena bloga, tai tam, kad užbaigti su adata, ten dar 2 yra dvi paruošiamosios eilės yra. Iš principo galėsiu kada ir tai parodyti, kuriam nors mezginyje. Nors tos, kurios turit nusipirkusios miel.baby studio aprašymus, jinai labai aiškiai tą ten papasakoja, bet šiaip yra ir YouTube'ai labai daug šitų, vat, būtent su adata užbaigimų. Изделие закрываем иглой. Man atrodo, gal taip reiktų įvesti raktinius žodžius į YouTube ir turėtų išmesti jum. Tai žinokit, irgi ten viskas labai paprasta. Man irgi pradžiai atrodė kosmosas, bet ten tiesiog turi būti dar prieš tai 2 paruošiamosios eilės, tam, kad užbaigti su adata, kai mezgam viena gera, viena bloga. Jeigu mezgam 2 geros, 2 blogos, tai tada, man atrodo, 3 eilės eina ir tik tai tada uždarinėjom. Taip, po visų darbų. Na taip, kažkaip tai atrodo jau tas vakaras toksai mūsų laikas, ne, tai va, galima tada ir pamoką prasivesti. Rūta, būtinai lauksiu. Gerai. Nesakau, tas ir kitas būdas, jis yra, iš principo, daug čia tų būdų yra tokių, kurie yra tikrai jie lengvi, tik tai pradžiai taip atrodo, kad oho, kaip baisu. Bet pasibandžius tikrai nesunku. Na va, viskas. Mano trumpintos eilės baigėsi. Ir dabar aš dabar pramegsiu iki čia. Permegsiu visą, tai čia daugiau negu eilę. Grįšiu iki dabar eilės, mūsų čia eilės pradžia. Tai va, grįšiu iki čia ir dabar permegsiu visą eilę, kad vėl aš atsidurčiau čia, pradžioj. Ir čia mes sutiksime būtent 2 vieną čia ir vieną pradžioj, tas čia yra, tas būtent dvigubas akis. Tai va, tai kad pilnai užbaigti tą įgilinimą, mes turim permegzti dar vieną eilę gerųjų akių. Ir jau tikrai jau dabar aiškiai matosi, kaip atrodo tas įgilinimas. Beje, su tuo įgilinimu yra, dabar tik neatsimenu, kaip jisai vadinasi, aš dabar kitą mezginyje savo pasibandžiau, galima įgilinimą šitą trumpintas eilės daryti ir po apvalaus šio reglano. Po. Jeigu nenorit, pavyzdžiui, kad, nes, matosi, va čia giliau, o čia mes nieko net nejudinom, tą vieną eilę permesgėm ir viskas, o čia mes pasižiūrėkit, kiek jau išmesgėm, ne? Tai jeigu taip nepatinka, ypač jeigu, pavyzdžiui, mesgate žakardu, tai žakardas norisi, kad jis eitų nuo atnaros, ne, ta viršūnė visa būtų vienoda. Tai tuomet yra daromas įgilinimas nugaroje. Ir dabar aš neatsimenu, kaip jisai vadinasi. Indiškas. Gaila, neužsirašiau iš tikrųjų. Tai jisai darosi, tas įgilinimas, būtent pabaigus pilnai visą reglaną, kiek mums jo reikia. Ir jis darosi irgi labai paprastai. Atskiriam rankovės, kiek mums ten priklauso. Ir eina, tuoj aš tada dar eilę šią baigiu ir tada parodysiu. Aš ant popieriaus tiesiog parodysiu, bet, man atrodo indiškas, bet reiktų pasigilinti. Nepasigilinti reikia pasižiūrėti. Pamiršau iš tikrųjų, kaip
Aziatski Rostok lyda. Taip, taip, taip. Azijietiškas. Nu, beveik atspėjau. Rūta, labas vakaras. Azijietiškas. Taip. Va, azijietiškas. Nu, bet beveik atspėjau. Tai va. Na ir va, permesgam. Bet čia stengiamės jau taip, na, tikrai taip tvirtai, kad neliktų, patraukiam darbiškę šiek tiek, truputėlį. Na ir tu dar mes vieną akį prieisim. Indiškas, man atrodo, indijski klin, čia turbūt gal turima, turbūt pirštinėse, ne? Kai čia yra pridedama akių va taip, kai pridedamos akis eina į pirštų šiam, man atrodo, jeigu neklystu. Kažkur man šitas girdėtas, pati kaip ir nelabai galėjau sugalvoti. Na, tai prieisim dar vieną. Taip, nykštys. Jo. O, matot? Sakau, kažkur tai girdėjau. Dar patraukiam irgi, kad nebūtų jokių skylių. Na va. Vieną iš pagrindinių dalių baigiam. Aš baigiu. Jeigu mano vaikas būtų sakytų, ir paplotų rankom. Na, kadangi man jau trūksta šiek tiek jau valo, reikėtų gal, na, aš dar nepereičiau, bet ant didesnio, bet jau dar šiek tiek pramesgus, jau reikės jau pereiti ant ilgesnio valo, kad gražiai tas visas atrodytų, nu, bet matote, ne, esmę pagaunat, kad priekio, kurį mes pramesgėm tik tai vieną eilę, tai ir liko, o čia, kadangi sukinėjomės pirmin atgal, mes padarėme gilinimą. Oi. Ir jeigu aš va sudėsiu, va taip, va, kad būtų eilės, va, matote? Matosi. Va čia priekis, čia galas. Tai va, o apie tą azijietišką, aš tada tik tai trumpai, tada, nes, nu, tikrai aš jau čia taip jau, tai čia mano skaičiavimai, tai ten eina va taip. Kai jau nuimsit rankovės, čia nugara, čia priekis, čia rankovė. Kai nuėmat rankovės, tai va čia nugara ir pradedat megzti. Tiesiog va taip. Ir nėra ten jokių, kaip mes gynėjai, grįžtamosiom eilėm mes kai mesgam, tai pirmą akį nuėmam, paskutinį išmesgam bloga, ne? Tai šitam azijietiškam pirmą akį mes išmesgame. Tai va, tai pirmą išmesgam, grįžtam, paskutinę išmesgam, apsukam ir va taip meskam. Na ir žiūrim, kiek mums ten reikia. 6 eilės, 8 ar 10 ar 12, priklausomai kaip mes norime, kad būtų mūsų įgilinta iškirptė. Na ir kai mes tai pabaigiam, sujungiam. Šitą dalį su šitą rankovių dalį mes perkeliam ar ant valo, ar ant siūlo, kaip kam patogu. Ir tada sujungiam priekį su nugara ir mesgame ratu. Tai va. Tai žodžiu gaunasi, tai va yra dar toks galimas ir galima ir šitą mezginėje taip pat jį daryti. Tai va. Tai galit, Lida dar ir rusiškai parašė, tai kad jums būtų paprasčiau raktiniai žodžiai susirasti, tai kurios mokat rusų kalbą, tai galite įsivesti, vat, būtent nusikopijavusios į YouTube ir jums išmes praktiškai parodys, kaip galima tą dalyką daryti, būtent įgilinimą vat, tuo azijietišku būdu. Sandra, labai gražu. Žinokit, tikrai, ir gaunasi, žinot, kas man dar gražu, čia toks kaip, toksai kaip kantelis, toksai tas geltonas, ne? Taip, va čia pirma eilė tokia kaip kantukas ir va čia toks kaip kantelis, taip tvarkingai, gražiai. Gerai, tai tada mano dabar jau tada su jumis yra paskutinė eilė, kurią aš megsiu. Tai dabar parodau pridėjimus. Kaip ir pasakau, ne, prisimenat, kad mums reikia pridėti, va, aš tiesiog savo užrašus kitus, kas 2 akis. 2 geros pridedam, 2 geros pridedam. Tai va, 38. Mano atveju reikės man pridėti, čia aš iš ankstesnio skaičiavimo, mano atveju reikės pridėti 41. Tai va, tai mezgame 2 geros. Beje, aš praeitą mezginyje pridėdinėjau va taip, tuoj palaukit, aš parodysiu tą savo mediteranėją megztuką.
Ir man vis tik nepatiko, bet aš jau neardžiau, nes kadangi buvo suplanuota pamoka, tai aš bijojau pavėluoti. Ant žalios kaip ir nieko kaip ir nesimato, viskas atrodo numatosi, kad pridėta, bet kaip ir nekrenta į akis. Bet kai aš dariau paskutinį pridėjimą ir jisai buvo ant šviesios spalvos, matot, ta akis išsišakojo ir, na, man nelabai gražu. Va, matot, tas eina toks išsišakojimas, tai man jis kliūdė akį, taip kažkaip atrodė, kad čia kažkas suklysta yra. Tai aš parodysiu, kaip aš dariau, jeigu jums taip tinka, jūs galite daryti, nes tikrai kiek mačiau, tai būtent ir prideda. Tai yra, tuoj palaukit, va, aš pridėdinėjau, kur čia kamera, nuo žemesnės eilės, va, uždedu ir tiesiog aš šitą permesgu ir tada permesgu tą. Bet matot, va tas skylė ir man vis tik nepatiko. Vat būtent šis būdas. Tai aš darysiu labai paprastai. Matot, eina siūlas tarp, va, tarp, tai aš iš jo ir sukryžiuota, va. Va, ir sukryžiuota iš karto ir permesgu. Ir nesimatys. Galit, jeigu norit, va, vasarinė palaidinė, kadangi tai yra vasarinė palaidinė, tai galit daryti užmetimą. Ir meskat, va, dvi akis, užmetimas. Ir kito eilėje užmetimą permegst paprastai. Ir tada pas jūs bus skylutės. Irgi gražiai atrodo ir bus taip, kaip, nu, ta prasme, ir eis tokios skylutės ir jos išsišakos, nes dabar kas 2, po to kas 3, kas 4 ir kas 5 akis, tai tiesiog taip kaip spindulėliai ir tos skylutės ir nueis. Galite ir taip daryti, tai bus tokia kaip ir tuo pačiu ir kaip ir papuošimas. Bet aš nedarysiu, aš darysiu be skylučių ir va taip va tiesiog paprastai kas 2 akis, aš į tarpą va bedu. Ir sukryžiavusi permesgu. Tai va, 2. Tai šiek tiek sudėtinga. Ir permesgu. Vėliau. Nu. 2. Permesgu. Na ir parodysiu, vat būtent, turėtų ir čia, nes aš jau, taip, 2, jeigu nesuklysiu. Turėtų pakliūti, vat būtent ant tų dvigubų akių, kurias mesgiau, sumesginėjau. Tai va, tai jų, kad ten nekliudyti ir kad, nes jos yra šiek tiek kitaip, kadangi persuktos, tai kad jų nekliudyti, o paprastai permegst, aš paprasčiausiai toj vietoj padarau ne kas 2, o kas 3 ir pridedu akį, o po to 1 ir pridedu akį ir man gaunasi tas pats akių skaičius. Šiek tiek pagudrauju, nes ten ta akis tokia yra šiek tiek persukta. Tai va, 1, 2 ir pridedu. Nu, tikrai siūlas fainas. Mezgu ir mėgaujuosi, žinokit. Labai lygiai akis kūla. Įdomu tikrai labai pasižiūrėti, kas čia gausis. Taip, na, bendras tas vaizdas. Laura, siūliukai super gražus, jo, žinokit, va mezgu ir grožiuosi. Nes, na, tikrai, nu, aš pati šiaip mėgstu tas mėlynas visokias spalvas, bet šitokia pastelinė labai graži. Čia dar rudos bus spalvos ir violetinės tokios, tai iš vis gražu. Na, tikrai faini.
Rūta ir siuliukai, ir nagiukai gražus. Ačiū, ačiū. Bet jau man atrodo, man kitą savaitę reiks eiti pas manikiūrininkę, tai nežinau, ką mes ten sugalvosim. Man tai labai patinka kvadratiniai, bet nesilaiko pas mane ant nagų kvadratiniai ir, žodžiu, sakė, apseisi. Kristina, super, kiek jų reiktų M dydžiui? M dydžiui reikėtų, žinokit, 2. Turėtų užtekti, nes čia metražas, čia yra 200 gramų, šitas kamuolys 620 metrų. Va, žiūrėkit. Pridėjau, 2 akis permesgiu ir pas man aš išsijungia. Taip, ir priejau prie šitos va tokios va tos kryžių, kur mesgiu tą 2 akis. Tai aš ją permesgu paprastai ir čia. Tiesiog 3 ir permesgu ir pridedu, kad iš tos kryžiuotos 2 akis jos nekliudyti. Va. Ir po to 1 ir pridedu. Mesginėto, nu nebent jūs jeigu skylutes tas darysit, tai matysis. Bet ženkliai tai turėtų nesimatyti iš tikrųjų, nes aš bijau, kad gali skylė likti, jeigu taip mes mėgsim. Iš jos iš šitas. 1, 2. Jeigu šitas, jeigu jūs iš jos ištraukinėsit, kaip aš rodžiau va šitą būdą. Jeigu tarp akių darot, kaip aš dabar darau, tai viskas ten galima taip ir daryti. Ten nieko nesutrukdysit tai akiai. Tai va, o Kristina, dar jūsų klausimą, tai turėtų 2, žinokit, kamuoliukų per akis jums būti M dydžiui. 1, 2. Nes metražas neblogas. Gan toks iš ilgesnių, mano akim žiūrint. Aš kaip pripratus buvau prie žieminio siūlo, tai man čia tokie, žinokit, bet šiek tiek ir iššūkis. Čia aš jau juos ir šiaip plonais laikyčiau. Nors, jie nėra iš labai plonųjų. Nes su 3 dydžio virbalais aš labai retai kada dirbu. Pagrindinis tai yra 4. O 2,5, jeigu va atnara, tai žinokit, aš net neturiu. Nes kažkaip nedirbau su tokiais plonais siūlais. Tai reiktų apsipirkti Patria siūlose ir man. Taip. Ai, aš šiek tiek dabar galvoju, kad aš šiek tiek ir nusikalbėjau. Jeigu jūs darysite šitą užmetimą, tai jums niekas ten nesusitrukdys. Jo, šiek tiek nusikalbėjau. Tiesiog darot užmetimą ir viską jūs lygiai mesgate, kaip ir turi būti, kas 2 akis. Viskas ten yra tvarkoje. Bet jeigu jūs būtent darysit užmetimą, kaip aš patį pirmąjį parodžiau, iš apatinės va šitos, va taip va. Tai tada geriau būtų būtent toje vietoje 3 akis ir užmetimas ir po to 1 akis ir užmetimas. Ir tuo atveju, jeigu daro taip dabar kaip aš, tai irgi viską gali tvarkingai 2 ir akis papildoma. 2 ir akis. Va, tarkim, aš vėl priejau, tai va, žiūrėkit, pas mane pridėjau akį, 2 akis ir kai va taip, tai gali prašiausiai va. Pridėjo tą akį ir va čia šitą 2 akis, nieko jai neatsitinka, 1, 2. Tai va, jo, o jeigu jūs darysit vis tik iš va taip, tai tada geriau ją praleisti. 1, taip, 1, 2. Ir ką, ir priejau jau. Na ir tada dar vieną aš išimu, šitą savo 41. Va čia. Ir vėl grąžinu. Ir viskas. Ir tada tiesiog toliau ratu. Mano atveju man reikės permegzti
kažkur man užrašai, taip, 12 man reikės daryti pridėjimą, tai 11 akių, eilių, atsiprašau, ir tiesiog va taip, ir mezgu. Ir tada, kaip ir rodžiau ankstesnioje pamokoje, tada eis kas 3, tada kas 4, kas 5. Ir po to dar permegzti reikia, mano atveju, 11 eilių. Nepasibaigė su pridėjimu mūsų reglanas. Ir reglaną, tada tą ilgį reglano matuokitės nuo čia. Čia matuojasi ne gale, o čia matuojasi per vidurį, ten, kur nieko nebuvo pridėta. Ir va čia matuojate. Tai va. Sandra, man reikia tokių žymeklių. Čia mano vieni iš pirmųjų, žinokit, šitie žymekliai yra. Šiaip labai džiaugiuosi. Kažkur tai tik tai padėjau, turėjau, čia pas man visas kompleksas yra. Va. Neatsimenu, man atrodo, gal 12 ar 9 jie ėjo ir pagrindinis buvo toks tik tai tokios spalvos, bet kažkur tai jau kažkur tai nežinau, kažkur padėjau. Net nežinau kur. Reiktų rasti iš tikrųjų, nes naudoju aš ir va tokį didelį, man patogu yra, bet kadangi kažkur tai padėjau, gal ir kelionėse pamečiau. Tai va jau tokie va nutrinti, jau pasipurvinę nežinau nuo ko. Ai, šitą tai buvo mano vaikas pavogęs jo. Ir žodžiu, jis atlaikė, žinokit, čia vos jau ne uraganą ir va. Tvirtas, nes radau, tai ir atėmiau. Čia mano. Tai va, tai tik su žymekliais reikia iš tikrųjų man prisėsti ir pagaminti. Neturiu nei vienų, žinokit, žymeklių šiuo metu. Tai reikia pagaminti, visko yra, bet vienintelio dalyko, ko labai ribotai yra, tai laiko. Tai va, bet aš gal kitą savaitę jau prisėsiu, pasigaminsiu žymeklius, nes pas man vis dar velkasi labai svarbus klausimas, tai buhalteriją reikia sutvarkyti, nes reikia sutvarkyti mokesčius. Tai va, lieka jau mažai laiko, aš vis nespėjau. Tai va, šią savaitę pabaigsiu tą neįdomų darbą ir tada aš kitą savaitę tada padarysiu žymeklių. Naujų ir rasite elektroniniai parduotuviai. Aš turėjau jūsų žymeklius, bet dukriukas nukosėjo. Reikia naujų. Na, va, tos dukros ir pas mane, sakau, ne kažkaip tai užmato jos tą akis, aš tai šiaip slėpiu, nes kai jinai mato, kad pas mane padėta, dar žyba jie, tai matyti iš vis traukia akį, tai iš tikrųjų aš tai slėpiu jos. Bet vat vieną kažkaip tai ir praleidau. Tai žodžiu, radau pas ją tarp žaislų. Žodžiu, nežinau, spėjau, kad jinai su juo nieko neveikia, tiesiog jis ten pas ją voliojosi, bet toks jau buvo biški varganas ir toks tikrai vienintelis matęs baisybių visokių. Tai va. Tai tada turbūt tiek, tai susitinkam tada pirmadienį 21 valandą, jau su numegztu visų reglanų reikiamo ilgio ir tada susitiksim. Turiu porą rinkinių žymeklių tobulį. O, super, ačiū labai Rūta. O, jos mato. Taip, mato. Jos daugiau mato negu mes iš tikrųjų. Ir jomgi reikia, jomgi įdomu. Nu, kaip kitaip nebus jom įdomu. Tai aišku, kad įdomu. Dabar kaip tik tas pažinimo laikas pas tuos vaikus mažuosius. Tai va. Tai tada susitinkame pirmadienį. Beje, atvažiuoja Katė siunta, bet žinokit, dar nežiūrėjau, kurioje jinai vietoje yra, bet jinai panašiai turėtų būti antradienį. Tai irgi video padarysiu, nes ten atvažiuoja. O kas ten atvažiuoja? Kažkas atvažiuoja, žinokit. Neatsimenu, kas iš Siūlo atvažiuoja. Bet aš manau, kad pur atvažiuoja naujos spalvos. Tai tikrai video padarysiu. Jo, pur atvažiuoja naujos spalvos. Tai video būtinai reikia padaryti. Aišku, Skandinavija atvažiuoja, bet ir užsakyta yra, žodžiu, atvažiuoja, siūlų ten tikrai nemažai, ten man atrodo apie 30 ar 40 kg atvažiuoja, tai žodžiu, tikrai nemažai atvažiuoja, tai tada bus irgi tas video, o dėl pamokos tai susitinkam tada pirmadienį 21 valandą ir tada aš pasižiūrėsiu, kaip čia sudėlioti, kad būtų, kad netruktų, nes čia jau važiuoju beveik jau 2 valandos, ne? Aš čia pliurpiu. Tai va, ir tada susitiksim kitoj. Aš tai šitų noriu. Ieva, jūs šitų, ačiū labai už nuostabią pamoką. Vilija, labai labai malonu, kad klausėt. Ieva, jūs šitų norit. Reikia pasižiūrėti, ar aš turiu būtent šios spalvos karoliukų.
Laimutė, dėkui, jums buvo įdomu ir naudinga, Lina. Iki kitų susitikimų, ačiū už pamoką, Lida. Ačiū, labos nakties, Kristina, šitie kada atvažiuoja. Šitie, Kristina, atvažiuoja, žinokit, gegužės tik tai pradžioj. Jų papildymą planuoju. Dabar neplanuoju, dabar su nauju tiekėju šiandien dirbau, tai kitą savaitę užsakysiu. Tai va. Tai šie būtent atvažiuos. Yra dar spalvų, bet ne šios spalvos, o kitų dar yra spalvų. Ačiū už puikų laiką kartu, Sandra, ir man buvo labai labai smagu. Iš tikrųjų labai turtingai praleistas laikas. Rūta, labai malonu. Sandra, ačiū labai už naudingą pamoką. Ačiū jums. Edita, ačiū, buvo labai smagu jūsų klausytis. Edita, labai džiaugiuosi. Rūta, ačiū. Asta, ačiū už pamoką. Labos ir jum. Rūta, ačiū, labai patiko pamoka. Oi, kaip aš džiaugiuosi. Ačiū už pamoką, Indrė. Vau. Žinau, kad sėdžiu dabar visa raudona ir išsišiepus iki ausų. Ačiū labai, klausyčiausi iki pirmadienio. Labos nakties. Audronė, labos nakties. Ieva, mačiau, yra kitų spalvų, bet labai ryškios. Ieva, tai gal mes susirašom žinutę ir tada jau rytoj aš pasižiūrėsiu, kokį lobyną karoliukų turiu ir galėsim kažką tai išsirinkti ir pasidėlioti gerai. Aš jums nufotografuosiu, ką turiu ir galėsiu pagal jūsų norus padaryti žymeklius. Vida, ačiū, labos nakties, laba naktukas, Birutė, super. Tai va, tikrai labai visom ačiū, kad klausėt, rašėt, bendravot, Loreta, ačiū, super pamokėlė. Labai tikrai džiaugiuosi, nes dėl šitos pamokos labai pergyvenau, nes aš tai pirmą kartą tai dariau ir nežinojau, kaip ar bus įdomu, ar patiks. Ieva, ne karoliuko siūlų, atsiprašau, vieną kalbu, kitą galvo. Tai Ieva ir dėl siūlų dar tada susirašom, pasižiūrėsim, kaip čia galima, kad kuo greičiau jūs pasiektų. Aš gal tada, aš jiem gal pirmadienį parašysiu arba tada penktadienį gal parašysiu, paklausiu, kokia situacija yra su Mediteranėje, nes norisi man viską kartu pričiupti. Sandra ir manęs. Nepamirškit dėl žymeklių. Nepamiršiu, Jaroslavas, ir man praskaidrinai vakarą. Net neabejoju, va dėl tavęs, tai aš tikrai net neabejoju. Žodžiu, kol dar neatsijungiat moteris, tai kažkada vyras grįžta namo, įsijungia telefoną ir girdžiu moteris šneka. Ir taip girdėtas balsas. Ir pasirodo, tai čia aš. Sakau, tai tu čia manęs taip klausai. Sako, jo, aš kaip radiją įsijungiu ir klausau. Tai man taip juokas, sakau, tai tau dar neatsibosta manęs namie klausyti, tai tu dar įsijungi ir manęs klausai, kai dirbi. Tai va, klauso mane, žodžiu. Jam praskaidrinu aš vakarą. Nu, tai labai malonu iš tikrųjų, kad praskaidrinau vyrui vakarą. Kažkaip to neplanavau, bet labai džiaugiuosi dėl to. Tai va, kad visi vyrai taip klausytų mūsų moterų, kaip mano pamokos šitos. Tai va, na gerai. Tai žodžiu, tada iki kitų kartų, tai iki pirmadienio su kita pamoka. O šiaip tikrai labai ačiū, kad buvote kartu, kad klausėte ir svarbiausia, kad jums patiko. Tai va, tai ate visom ir iki kitos pamokos. Jolanta, jūsų labai gražus balsas. Labanakt. O, ačiū labai, Jolanta. Vau, labai ačiū, labai malonu. Tai va. Ate, labos nakties. Giedrė dar matau. Ar liks ši pamokėlė? Giedrė, liks. Liks šitą pamoką. Tikrai liks, galėsit bet kada pasižiūrėti, kada jums yra patogu. Tai va. Ačiū labai. Ir ate.